Po darbų jau šiandien, tokia įdomi diena, iš tikrųjų net neturėjau dirbti, bet realiai 5 minutės iki pradedant arba iki kada reikia pasiruošimų darbus jau daryti. Sako, yra turas, tvariau, ten pasiruošim viską. Nieko aš ten nei prognozių žiūrėjęs iš vakarų atvariau, nei nežinau, kada ten jūra aukštai, kada žemai. Tada greit pasižiūri, kad ten biškiai vėjukas šiandien yra ir jūra nerami. Dar ant to pačio sako, šeimyną iš Japonijos turėsi, kuri paskambino vakar naktį realiai dėl turo. Tai sako, tikriausiai jie nei miegoja labai bus, nei kažką. Tai tokia įdomesnė situacija. Turas viskas gerai praėjo, tik į pabaigą jau gavau radijo žinutę, kad vėjas kyla tolumoj. Tai apsidairiau, jau pradėjau matyti baltus purslus tolumoj. Dar ten kiti buvo biški toliau išvarę ir dar mes, kai nuomojam baidaris, tai dar aplinkui gal kokie 5-6 žmonės kažkur tais buvo. Aišku, visi tie, kurie nuomojas, neturi radijo su savim, nežino, kas vyksta, tai dar kitus spėjau įspėti. O mes pradėjom po biški varyti link namų. Vėjas kilo. Dar nuo čia gal man pavyks paaiškinti, aš čia dabar atvaręs ant tokios pakilos čia. Tai vaizdas toksai, va šitaip jūra visą laiką, o mes dirbam tenais, už to iškišulio. Tai tenais, grįžinėjom kad išvengti vėjo, grįžinėjom pro šitą pusę, biškį užuovėjos gavau ir po to jau leidomės atgal į paplūdimį, kuris yra truputį už šito iškišlio. Tai realiai viskas normaliai praėjo, tik tais buvo biškiai juokų nusileista ant paplūdimio. Bet matos, ant kiek neramu ir vėjas nemažas, dar dabar gal šiek tiek ir smarkiau. Grįžimas ant krantų tai yra pakankamai sudėtingas, kai yra labai daug žmonių, kurie nežino, ką daro. Tai mano 5 japonai visai gerai susitvarkė su užduotim. Tik vienas laivas apsisuko šonu, nusileido ant paplūdimio, kas viskas gerai buvo, bet visi kiti, kas nuomavos baidarės, nelabai žinojo, kas vyksta, tai jie tiesiog ten po tom bangom raitaliojos. O pasekoje ir mums biški sunkiau buvo, nes mes į juos vos nelėkdavom, trenkdavomės. Įdomi visai tokia diena. Dar po to varėm kaimynui padėti ant daiktus panešiot, nes namą įsirenginėja. Ir dar dabar laukiu žinutės iš tokios moteriškės, gal dar padirbt bus. Bet va tokie vaizdeliai ir čia yra monumentas Abeliui Tasmanui. Tai gal šiek tiek apie patį Abelį Tasmaną. Čia realiai visa ta teritorija, kur tolumoj matosi, yra nacionalinis parkas pavadintas jo vardu. Jis įrašė istoriją tuo, kad jisai buvo pirmas europietis atradęs Naująją Zelandiją. Prieš tai čia gyveno iš Polonezijos atvykę gyventojai. Jau tuo metu jie nelabai žinojo, kad kažkas yra kito pasaulyje be jų. Tai visi jų papročiai buvo žinomi visiems žmonėms, kurie juos sutikdavo. Realiai jie turėjo 2 salas, šiaurinė ir pietinė. Ir kultūra plius minus panaši. Ten gal kažkiek skirdavosi nuo kaimo iki kaimo. Bet kas įvyko tą dieną, kai Abelis atplaukė čia, juos pasitiko 13 maorių laivų. Ir pas juos tradicija yra pasitikti visus rodant savo jėgą ir taip atbaidyti priešus arba parodyti tiesiog, kad ant mūsų nesiraukit ir panašiai. Maoriai turėjo tokias didelės kriauklės, tokias kaip dūdas, tai jie ten dūdavo, rodė savo ginklus, raumenis, visą kitą. Tie olandai nelabai žinojo, kas čia vyksta, tai jie atsakė tuo pačiu, pradėjo pūsti savo dūdas, iš patrankų šaudyti pradėjo į orą, nors jie nenorėjo jokio karo, jie tiesiog atvyko mainytis gėrybėm, tiesiog nežinodami papročių. Maoriams toks atsakas reiškia jau karą, o šitie olandai galvoja tiesiog, jie parodė mums, mes parodysim jiems. Ir realiai gavosi toks incidentas, kad buvo nužudyti 4 olandai susirėmimų metu ir patys olandai Abelis Tasmanas niekada neįžengė į Naująją Zelandiją, bet
Jie buvo pirmieji žmonės, kurie atrado, taip sako, Naują Zelandiją. Vadino šitą visą vietą, dabar kuri vadinasi Auksinė įlanka, jie pavadino Žudikų įlanka. Va tiek po kol kas. Nu va, jau beveik buvau susiorganizavęs laipaucikuo, bet parašė tokią moteriškę, tai varysiu ten malkas pakrauti ar kažką reikia, tai šiek tiek padėsiu, biški užsidirbt bus, nes dabar, kaip sakau, tų darbų čia aplinkui ne per daugiausiai, tai jei kažką gauni, tai reikia. O vėjas tai vis dar pakankamai stiprus. Tai pagal visą šitą vėją, tai galiu spręsti, kad rytoj darbo irgi tikriausiai nelabai bus, nes jau tokiom sąlygom mes nelabai lendam į ten į jūrą. Va tokia užduotis šiandienos – sukraut malkas. Nu ką, po biškį kyla pilis. Dar iš tikrųjų nemažai likę. Nu ką, darbas baigtas. Jau kas kapoju malkas, tai čia labai daug visokių šiukšlyčių mažų. Pačios malkos irgi žiauriai mažos, kas pjaustai, kas kapoju, tai čia darbą ne kažką padarė gerą. Bet, o, man darbas visai gal nieko. O, padirbėta buvo kelias valandas. Čia, čia vadinasi miško vištos. Neskraidantis paukštis. Vietinis. Čia visi žmonės šitame kaimelyje, kaip supratau, bendrai žemę visi turi. Ir dalinas viskuo, nežinau, čia tokia kaip... Net nežinau kaip pavadinti.